Sveiki visi su praėjusiam šventėm. Kaip praėjusiam. Paskutinė antros kalėdų dienos paskutinės valandos. Ir dar bus nauji metai, bet tiesiog kol kas sveikinu su praėjusiam kūčiom, kalėdom ir su ateinančiais naujaisiais metais. Ir ilgokai nekėliau, dar šiek tiek sergu, tai gal nebus labai entuziastiškas video, bet kas yra ant ekrano ir labai atrodo entuziastiškai. Tai jum akis nemeluoja, taip, čia yra 3:3 matrixa ir jinai yra integrale. Tai labai įspūdingai atrodantis darinys. Ir šiandien kaip praėjusių kalėdų proga norėčiau jums padovanoti šio nuostabaus integralo sprendimo. Ir jo, tai tiek. Tai turim pakeltą minus x ir tada turim kosinusą matrixos. Tai pradžiai, kas to matriksą padaryti, tai prisiminkime, kaip kosinus x yra išreiškiamas eilute. Tai kosinus x suma nuo 0 iki begalybės, oi negraži begalybė, jau, minus 1 pakeltas n, kart x pakelta 2n, padalinta iš 2n faktorialo. Ir kai mes tai galim panaudoti, tai pasivadinam šitą matriksą kaip a ir tiesiog vietoj x įsivedam tą a. Tai kosinus matriksos a suma, o ties. Sorry, savaitę, kai normaliai neparašai, tai taip ir būna. Minus 1 pakelta n, kart a pakelta 2n iš 2n faktorialo. Taip, tai dabar reikia pasvarstyti, kokias mes n reikšmes turim. Tai pradžiai n lygu 0, tu turėsim a nulinių, bet kas bus a nulinių? A nulinių tai bus tiesiog tapatybės matriksa ir kadangi 3:3 tai 3 laipsnio ir jinai atrodys štai tai 1, strižainėse 1, o čia kitur 0. Tai 1 turim. Dabar, kai n lygu 1, tada turim a kvadratu. Turim a kvadratu ir tai reiškia, kad mums tiesiog reikia sudaugint a matriksą 2 kartus. Ir čia visur kitur buvo 0. Taip, ir jeigu sudauginsim, tai pasimatys, kad mums liks tik tais vienas narys. Mums liks matriksa tik su vienu nariu. Čia turėsim 0, 0, čia turėsim 0, čia turėsim 0 ir čia turėsim šaknis iš lnx kvadratu, kas tiesiog bus lnx. Taip. Tai turim a kvadratu ir dabar, jeigu einam toliau, jeigu dabar žiūrim n lygu 2, tai a ketvirtuoju, reikia pastebėti, kad jeigu mes šitą matriksą vėl dalinsim iš jos, mes gausim tiesiog nulinę matriksą. Mes gausim matriksą 3:3, kur visi elementai yra nuliai. Ir taip toliau vis einant, ten a6, 8 bus tik tais nulinės. Mes turim a nulinių, a antruoju ir a ketvirtuoju bus nulinė matriksa 3:3, 3 laipsnių. Tai galim sakyti, kad a2n yra lygu nuliniai matriksai, kai n yra daugiau lygu 2. Įsiaiškinam. Tai dabar, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes turim tik tais 2 narius iš šitos sumos. Mes turim tik 2 atvejus realiai įsiaiškinti. Mes turim a nulinį ir a kvadratu įsiaiškinti. Tai pirmas čia bus, jeigu n lygu 0, tai 0, tai 1, 1 ir a nulinių. A nulinių mes sakėm yra tapatybės matriksa 3 laipsnio, štai šitą. Ir tada turėsim minus, jeigu n lygu 1, tai 1/2. 1/2 ir tada a kvadratu. A kvadratu. Viskas. Ir tai yra lygu kosinus a. Tai dabar skaičiuojam tiesiog matricas. Čia vat. 1, 1, 1. Čia visur kitur 0. Ir turim tada 0, 0, lnx 0 ir 0.
Ir dar čia yra minus ir 1/2 padauginti iš viso šito, tai čia tiesiog turėsim 1/2 ir gausim, štai tokį derinį, gausim 1, 0, minus 1/2 ln x, 0, 1, 1 ir čia 0. Turėsim, kad tai yra kosinus a. Ir dabar žiūrint atgal, einant į integralą, mes matom, kad dar yra padauginta iš e pakelta minus x, tai būtent tą ir padarom. Jeigu padauginam iš e pakelta minus x, tai tiesiog kiekvieną elementą štai matricoje padauginam iš e pakelta minus x, turėsim e pakelta minus x, 0, minus 1/2 e pakelta minus x ln x, e pakelta minus x, 0, e pakelta minus x, čia 0. Ir jo. Ir čia yra lygu e pakelta minus x kosinus a. Ir visą tai mes integravome nuo 0 iki begalybės. Ir jeigu integruojam, pavyzdžiui, kažkokią funkciją su matriksu, sakykim, turim m nuo x kaip kažkokią matricą ir mes ją integruojame, tai mes tiesiog integruojame kiekvieną elementą. Čia 1, 1, 1, 2 ir taip toliau. Jeigu integruojam kažkokią matriksos funkciją, kaip šiuo atveju, tai tiesiog integruojame atskirai kiekvieną jos narį. Gerai, dabar integruodami, jeigu čia ir čia, tai čia užlipčiau tą integravimą, tai ir čia užlipdysiu dx. Tik labai daug rašymo, blemba. Labai daug rašymo, bet nieko tikrai verta. Dx ir čia tiesiog prilipdysiu, nes konstanta tai išeis. Ir dabar ką gaunam? Na, integruodami iš eilės, perinam per integralus, tai integruodami nuo 0 iki begalybės e pakelta minus x dx, gausim minus e pakelta minus x ir nuo 0 iki begalybės. Jeigu įsistatom begalybę, tai tiesiog limitas nueina iki 0. Nueina iki 0, turėsim 0 minus. Ir jeigu įsistatom 0, gausim minus 1. Ir atsakymas bus tiesiog 1. Vadinasi, va šitie va 3 bus vienetai. Ką dabar daryti su šitu? Minus 1/2. Integralus 0 iki begalybės, e pakelta minus x ln x. Ir šito jau taip pilnai nespręsiu. Kodėl? Nes štai šitas integralas, čia yra Eulerio-Mascaroni konstantos reprezentacija kaip integralu. Šis integralas yra lygus minus Eulerio-Mascaroni konstanta. Ir mes dar ją padauginam iš minus 1/2. Tai mes jau gaunam Eulerio-Mascaroni konstantą padalintą iš 2. Ir galutinai galim parašyti jau atsakymą, kad integralas nuo 0 iki begalybės e pakelta minus x kosinusas šitos matriksos, kurią labai ilgai reikia rašyti. Ir labai negražus 0, bet jau paliksiu tušėjo, yra lygus. Čia turėsim vienetas ir vienetas po integravimo. Ir čia turėsim Eulerio-Mascaroni konstantą padalintą iš 2. Ir į atsakymą tikrai labai gražu žiūrėti. Ačiū už jūsų praleistą laiką.